So topic is who am I, right? Pokalbio tema, kas mes tokie. And these are all Ayurveda students. Čia ne vien tik Ayurvedos studentai, taip? So I welcome you all to today's this discourse, who am I? Sveikinu visus atvykus į šios dienos pokalbį tema, kas mes esam. As you may know that in India we have scriptures which are called Vedas, which are the oldest scriptures of the world. Jūs tikriausiai žinot, kad Indijoje turim tos šventraščius, kurie vadinami Vedomis ir kurie yra seniausi šventraščiai pasaulyje. And there are 4 Vedas, and each Veda has got 4 divisions in it. Vedų yra 4 ir kiekviena iš jų dar dalinama į 4 dalis. And one of the division is called Upanishad, which are the philosophical part of the Vedas. Viena iš tų dalių vadinama Upanishadus, tai yra ta filosofinė Vedų dalis. So in one of the Upanishad there is one story that there was a great scholar and sage whose name was Aruni Uddalaka. Vienoje iš Upanishadų pasakojama apie didį raštų žinovą ir išminčių, kurio vardas Aruni Uddalaka. And he had a son whose name was Shvetaketu. And this Shvetaketu, he went to study in Banaras. Jo sūnaus vardas buvo Švetaketu ir Švetaketu mokytis iškeliavo į Benaresą. Banaras in India was the center of learning and it was known for spiritual and philosophical education. Benaresas Indijos mokslų šventovė pasižyminti, reiškia, ir dvasinių, ir dvasinių, ir materialių mokslų plėtra. So he studied there for 12 years and then he returned after his education was complete. Švetaketu studijavo ten 12 metų ir baigęs mokslus grįžo. So when he was coming in, and in those days there were no cars, so he was just walking into the house. When his father saw him walking in, he could understand that this guy has not learned much. Ir kai jis grįžo namo, o tais laikais mašinų nebūdavo, jis tiesiog parkeliavo pėsčias ir kai įžengė į namus, tai tėvas iškart suprato, kad jis nedaug ten ko išmoko. Rather he could understand that not only he has learned much, but he has become very proud of whatever he has learned. Ir kad jis ne tik, kad nelabai ten daug ko išmoko, bet priedu jis dar išmoko ir didžiuotis tuo, ką žino. Real knowledge is supposed to make us humble. Just like when there are fruits on the tree, the branches they bow down. In the same way, when there is knowledge inside the head, it also bow down. Tikrosios žinios turėtų padaryti mus nuolankius, kaip vaisingas medis, kuris veda daug vaisių, nusvarina šakas. Taip ir galva, kurioje daug žinių, turėtų svirt žemai. But when one gains superficial knowledge, then one's head swells like a balloon. Tačiau į galvą pripildo paviršutinės žinios, tai jinai išsipučia kaip balionas. So when he was walking in, the father, who was himself a great learned person and realized person, he was able to feel this, that this person has just become proud by going to Banaras, because people also feel proud if they go to a good university like Oxford or Massachusetts, somewhere, Cambridge, they say, I studied in Oxford. So they just become proud and they may not have much learning actually.
Ir kai įsižengė tėvas, kuris pats buvo didis išminčius ir raštų žinovas, iškart pajuto, kad sūnus tiesiog prisipūtė tos garbės tuščios, kurią ir mes kartais jaučiam po to, kai baigiam mokslus kokiam nors Oksforde ar Massachusetso technologijų institute, ar, žodžiu, tose universitetuose, kur žmonės tiesiog įpratę jais didžiuotis. So our knowledge also reflects in our behavior, not only in behavior but actually even our physical appearance, how we walk, how we talk. It reflects our inner consciousness. Tai, ką mes žinom, galima pamatyti iš mūsų veiksmų. Tos mūsų žinios, jos atsispindi mūsų veiksmuose ir ne tik veiksmuose, jos palieka savo antspaudą ir visą mūsų elgesį, net mūsų išvaizdoje. So when this boy came in and he gave respect to his father, that is the custom in India. Kai vaikinas įžengė ir išreiškė pagarbą, nusilenkė savo tėvui, kaip jau įprasta Indijoje. So the father asked the son, so you have completed your education? Tėvas jau paklausė, kaip sūnau, baigei savo mokslus? So the son replied, of course, father, I have completed my education, I have learned everything. Sūnus atsako, taip tėve, išmokau visko, baigiau mokslus. He said, oh, that's very wonderful that you have learned everything. Tėvas pasakė, nuostabu, kad dabar jau žinai viską. So he asked him one question. Ir uždavė jam vieną klausimą. That is a very important question because Upanishads, they speak in a very mystical language. Tas klausimas labai svarbus. Upanishados surašytos tokia mistiška, slėpininga kalba. So he asked him that, have you studied that by knowing which everything becomes known? Yasmin vigyate sarvam vigyatam bhavati. Have you studied that? Jis ištarė šią frazę sanskrito, kuri reiškia, ar tu išstudijavai, išsiaiškinai tai, ką sužinojęs žmogus sužino viską. Ar šitą tu sužinojai? So when this boy heard this question, he was just bewildered and he was looking this way and that way. And he said that no, father, I have not learned that. Išgirdęs šią frazę, berniukas pasimetė, jo akis ėmė klaidžioti į kairę, į dešinę, aukštyn žemyn ir jis atsakė, ne, tėve, šito aš nesužinojau. So he said, all right, then go back. Tėvas atsakė, gerai, tai keliauk atgal. Study that. There is no need of coming here without knowing that. Grįžk ir aiškinkis toliau, nėra prasmės grįžti namo, neišsiaiškinus šito klausimo. So the point is that there is something which you have to know, and if you don't know that, you don't know anything. Esmė šito pavyzdžio ta, kad yra kai kas, ką reikėtų būtinai sužinoti ir kol nesužinom šito svarbiausio, nėra jokios prasmės, visos mūsų žinios neturi vertės. Because if we do not have that knowledge, then all other knowledge have no meaning. Jeigu šių žinių neturim, tai visos kitos žinios tiesiog beprasmės. So what is that? That is the knowledge of who am I. Ir kas tai per žinios? Tai būtent savęs paties pažinimas. Just like these days, you have GPS system in your car. Pavyzdžiui, šiais laikais jau paplito tos automobiliuose GPS sistemos. So when you want to reach somewhere, then you feed that address into the GPS. Jūs norit kur nors nuvykti, jūs įvedat į tą palydovinės navigacijos sistemą adresą. And then GPS gives you direction how to reach your destination. Ir tas GPS pradeda diktuoti jums maršrutą kelionės. So if you have noticed, GPS basically does two things.
Jūs turbūt pastebėjot, kad ta GPS sistema iš esmės daro du, jos funkcijos dviejopos. That number one, it tells you where you are at present. Pirma, ji visą laiką jums parodo, kur jūs esate dabar. And it gives you the way to reach where you have to go. Ir antra, parodo, kaip atsidurti ten, kur jūs norit pakliūti. Now suppose you don't know where you are, Įsivaizduokim, kad nežinom, kur mes esam. then how will you reach to your destination even if you know where the destination is? Jeigu taip, tai kaip jūs pasieksit tą tikslą, kurį norit pasiekti, net jeigu žinot, koks tas tikslas yra. So both are important in our life. We have to know where we exist and we have to know where we want to go. Ir abu šie aspektai labai svarbus gyvenime. Mes turim žinoti ir kur mes dabar esam, ir kur mes norim pakliūti. And to know where I exist, I have to know who I am. Jeigu noriu suprasti, kur aš esu, turiu suprasti pirmiausia, kas aš esu. So at present, people have no idea where they are. Dabar žmonės visiškai nesupranta, kur jie yra. They have a vague idea where they want to go. Ir labai miglotai tai įsivaizduoja, kur jie nori pakliūti. So then what is happening? That everybody is running around, not reaching anywhere. Rezultatas toks, kad visi tiesiog laksto pirmin atgal ir niekas niekur iš esmės nenukeliauja. Because we are all trying to reach somewhere. Mes visi stengiamės kažkur pakliūti. We all have a destination. We are all dissatisfied with our situation and we are trying to change it. Which means that we want to be somewhere else. We are not exactly the place we are or the position or the situation in which we are in at present. We are trying to change it. Mes visi turim kažkokį tikslą, kažkokią paskirtį tarsi, nes mažai kas patenkintas dabartinę padėtį. Mes nepatenkinti dabartinę padėtį. Mes norim tą padėtį pakeisti, mes norim atsidurti kažkur kitur. So just as when we travel, we know where we are and we know where we have to go, then we know which road we have to take. In the same way, in our life, we have to know who we are and what do we want to achieve. And then we have to know what is the process. But if we are not very clear at all about these two things, then obviously there is no question of knowing the process or the path I have to take to reach my destination. Lygiai kaip ir kelioniai. Jeigu mes žinom, kur esam ir žinom tikslą, tada galim pasirinkti kelią. Taip pat ir gyvenime. Jeigu mes žinom, kas mes esam ir kur mes norim pakliūti, tada mes galim pasirinkti tinkamą metodą. Bet jeigu mes nežinom kažkurio iš tų faktorių, tai tada mes negalėsim ir apsispręsti, kokio metodo mums reikia, kaip atsidurti ten, kur norim pakliūti. If you know all the roads here in Lithuania, you know every road here, but you do not know your present existence, then you cannot reach wherever you want to go. In the same way, if you do not know who am I, you may have so much knowledge. You may know about the stars, you may know about the planets, you know about the atoms, you know everything. But you don't know who you are, then all this knowledge cannot help you. Pavyzdžiui, čia Lietuvoje mes galim žinoti kiekvieną kelią ir tą kelią, bet jeigu nežinom, kas mes esam, kur mes esam, tai iš tų žinių apie kelius nebus naudos, nes mes nežinosim, iš kur į kur mes turim pakliūti. Taip ir gyvenime. Mes galim būti prisigrūdę galvas pilnas žinių, bet jeigu mes nepažįstam patys savęs, nežinom, kas mes esam, tai iš tų žinių irgi nebus naudos. So knowledge of I is like one. That's why I is actually written like one. And all other knowledges are zero. Tos žinios apie save, jas galima vaizdžiai, pavaizduoti kaip vienetą. Todėl angliškai tas I, aš, yra tiesiog pagaliukas kaip vienetas.
O visas kitas žinias galima pavaizduoti grafiškai kaip nulius. So zeros do not have any value by themselves, but if zero is put after 1, then it has a lot of value. Nuliai patys savaime neturi jokios vertės, bet jeigu jos surikiuoji po vienetą, po vieneto, tai jų vertė vis auga. So if I do not know myself, who am I, then all my knowledge is zero. Jeigu aš nepažįstu pats savęs, nežinau, kas aš esu, tai visos mano žinios tai yra nulis. But if I know myself, then all this knowledge has value. Bet jeigu pažįstu save, tai visos kitos žinios irgi įgyja vertę. Therefore, the most important question to be asked in our life is, who am I? Tad svarbiausias klausimas, kurį turėtumėm kelti savo gyvenime, tai kas aš esu. So now I ask this question to you, who are you? Taigi šitą klausimą užduodu ir jums. Kas jūs esat? Please answer. Prašom, klausom atsakymų. You can take 2 minutes if you want to think about it. Galim keletą minučių palukuriuoti, pagalvokite, jeigu norit apie tai. One immediate response was people, humans. Humans. So we are humans. That is, who said that? Taigi mes esam žmonės. Jūs šitą sakėte, taip? So if somebody asks you, who are you, that will be your answer, I am human being. Taigi jeigu jūsų kažkas klausia, kas jūs esate, tai jūsų atsakymas toks, aš žmogus. Right? But what does human being means? This body. Tačiau ką tai reiškia žmogus? Šis kūnas, Body and soul. And where is the soul? Soul is not a human being. Animal also has a soul. Animal is not a human being. žmogus tai nėra siela, nes, pavyzdžiui, gyvūnas irgi turi sielą, bet žmogus nėra gyvūnas. Iškia siela nėra žmogus. Kur ta siela? The tree also has a soul. The tree is not a human being. Medis irgi turi sielą, tačiau medis nėra žmogus. So we have this idea that I am a human being, or I am a male, or I am a female, or I am Lithuanian, I am young, I am tall, I am fat, I am thin, I am old, I am young. All these ideas we have, but actually these ideas are only related with the physical body. Taigi mes turim šiokią tokią nuovoką, tam tikrą sampratą apie save. Aš žmogus, aš aukštas, ar aš ten apkūnus, ar liesas, ar vienoks, ar kitoks, ar lietuvis, ar vyras, ar moteris. Bet visos šios sampratos liečia tik tai kūną, o ne mus pačius, ne sielą. So this human being is not very deep. Ši samprata, žmogus, gana paviršutiniška, ji nesiekia giliai. Because it relates only to the external dress. Nes ji liečia tik tai tą mūsų išorinį kaip drabužį. There was one man who was a little bit crazy. Kada įsigyveno žmogus šiek tiek kuoktelėjęs, His craziness was that whatever type of car he had, and in whichever country the car was manufactured, he thought that he is a national of that country. jis buvo kuoktelėjęs ta prasme, kad jis tapatindavo save su savo mašina. Jis turėdavo vieną ar kitą mašiną ir tapatindavo save su mašina ir laikydavo, kad jo tautybė priklauso nuo to, kur ta mašina buvo pagaminta, kokiai šaly. So he was from Vilnius and he bought a Toyota. Pats jis buvo iš Vilniaus, bet nusipirko Toyota. So after buying Toyota Prius, and that's the car we came in, then he started thinking that he's Japanese.
nusipirkęs tą Toyota Prius, mes kaip tik su tokia mašina atvažiavom, jis pradėjo laikyti save japonu. Then after a few years, he bought a Ford and he thought I'm American. Dar po kelių metų jis nusipirko Fordą ir ėmė laikyti save amerikiečiu. So this was his craziness, that whatever car he has, he thinks that he belongs to that country. Taigi, va, tuo jis ir buvo trenktas, kad nusipirkdavo mašiną ir manydavo, kad jis kilęs iš to šalies, kur pagaminta ta mašina. So we will actually think that this person is insane. Normally everybody will think that this guy must be insane to think like that. Ir todėl mes ir sakom, kad jis, ne visai sveiko proto. Kiekvienas supranta, kad žmogus, kuris šitaip save tapatina su mašina, yra tikrai nepilno proto. But actually we are no better than that. Bet iš tikrųjų mes niekuo negeresni už tą pamišėlį. Because I have a body which is made in Lithuania, so I think I'm Lithuanian. Nes mūsų kūnas buvo pagamintas Lietuvoje ir, pavyzdžiui, mano kūnas pagamintas Lietuvoje ir aš save laikau lietuviu. After a few years, you may give up this body and may be born in Poland. Then you think you are Polish. Tačiau gali būti, kad po kelių metų šitą kūną paliksiu ir gausiu kūną, kuris gimė Lenkijoje ir laikysiu save Lenku. So what is the difference between this man? Kuo mes skiriamės nuo to pamišėlio? Because to think I belong to this country, I'm Indian or you are Lithuanian, it's only related with the physical body. Nothing, it's not deeper than that. Nes tapatint save su šio kūno tautybė, reiškia laikyti save indu ar lietuviu, yra tas pat kaip laikyti, kaip su ta mašina, ta prasme. Šita priklausomybė labai paviršutiniška, jis susijusi tik su kūnu. So the question is that when we use the word I, even if you say I am human being, or I am man, or I am a woman, there are two things in this. One is the subject and one is the object. If you analyze it grammatically, I is the subject, and human being or man and woman, that is the object of the sentence. We call it also predicate in English. So I want to know, what are these two things same? Because we seem to be equating them. When I say I am human being, it means I is equal to human being. Right? Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai mes sakom, kad aš esu, pavyzdžiui, vyras ar moteris, žmogus ir panašiai, tai atsiranda du, reiškia, vienetai. Objektas ir subjektas ir objektas. Aš subjektas ir tas antrasis, su kuriuo aš save tapatinu, tas objektas, reiškia, žmogus ar vyras ar moteris. Ir mes tarsi norim pasakyti, kad subjektas lygus objektui. Reiškia, aš esu lygus žmogus. Ar taip? So this is what we are usually doing, this I which we use for ourselves. We relate it to different things. Sometimes we say, I am Lithuanian, or I am man, or I am woman. Then I am referring I to the physical body. Faktiškai tą aš, kaip mes save vadinam, tą įvardį aš, mes tapatinam su įvairiais materialiais objektais. Aš esu vyras ar moteris ar lietuvis. Taip sakant, mes save prilyginam materialiam objektui. Sometimes we also say, I am happy, I am sad, I am miserable, I am depressed. So now I am using the I not for the body, but for the mind. I am equating I because it is the mind who is happy, who is depressed, who is sad, not the body. The body is not sad, the mind is sad. Taigi mes kartais tapatiname save su materialiu kūnu, o kartais mes, pavyzdžiui, sakom, kad aš dabar liūdžiu
arba aš džiaugiuosi, arba mane kamuoja depresija. Ir tokiu atveju mes tapatiname save su savo protu ar su psichika, tas angliškas mind, toks labai daugiaprasmis žodis, su psichika ar su protu, nes šitos savokos, liūdnas, linksmas, nusiminęs, kūno neliečia, jos charakterizuoja proto būklę. And sometimes we also say, I'm intelligent or I'm not intelligent. So then I'm using the word I for intelligence. I'm equating I with the intelligence. Kartais mes tapatiname save su net ne protu, jo intelektu. Pavyzdžiui, žmogus sako, gali sakyti, kad aš labai neinteligentiškas arba atvirkščiai aš inteligentas. Reiškia, šiuo atveju jisai tapatina save netgi ne su kūnu ir ne su protu, o su savo intelektu. But my body and mind and intelligence, they are different things. So I cannot be all these things. Either I is body, either I is mind, or is it intelligence? What is it actually? Tačiau kūnas, protas ir intelektas vis dėlto yra skirtingi dalykai. Ir aš negaliu būti ir tas, ir tas, ir tas. Iškart. Arba aš esu vienas, arba kitas, arba trečias. Tai kas vis dėlto aš esu aš iš tikrųjų? So what is I? Because when you equate two things together, then either they have some similarity, some identification, or they are one. If you say that John is a man, then John and man are not two separate things. The one who is John is the man, and the who is man is a John. But when I say I am body, or I am happy, or I am intelligent, or I am a man, then I am equating this I to three different things. And is it completely identical with them, or is it separate with them? This is the question to be deliberated upon. Siūlau apmąstyti štai kokį klausimą. Mes sakom, kad Džonas yra žmogus. Mes juk neturime omeny, kad yra Džonas vienas ir yra žmogus. Mes suprantam, kad tai vienas dalykas. Džonas yra žmogus, tai vienas objektas, vienetas. Bet kai mes šitaip save tapatinam, tai su kūnu, tai su protu, tai su intelektu, tai susidaro įspūdis, kad mes jau nebe vienas, o mūsų keletas. Tai pamąstykime apie tai, kaip yra iš tikrųjų, kiek ten tų mūsų iš tikrųjų yra. So, I don't know if I'm making my point clear. I'm trying to figure out where does the I actually lie, because we do use statements. Anybody asks you who are you, then you give your introduction that I am so and so, or I am son of so and so, or I maybe according to your position in a company that I am manager of this company, according to your nationality. So you are using the word I for all these different things, but I can be one thing. I is actually only one thing. So what is it which you are equating to so many things? Nežinau, ar man pavyksta tą idėją išreikšti aiškiai, bet noriu atkreipti dėmesį į tai, kad aš galiu būti tik tai vienas. Tačiau mes, kai mūsų paklausia, kas jūs, mes save charakterizuojam labai įvairiai. Pavyzdžiui, sakom, mano vardas toks ir toks, mano tėvo ten, aš esu tokio ir tokio tėvo sūnus. Aš dirbu tokioj kompanijoje, esu toks ir toks ten direktorius ar vadovas. Mes save tapatinam, sulyginam su labai įvairiais dalykais. Tai kaip vis dėlto, aš vis noriu atkreipti dėmesį, ar mes suprantam, kur tas tikrasis aš yra. Jis turėtų būti vienas, o mes jį pasiruošę sutapatinti su daugybė įvairiausių dalykų. So, this I, the feeling of I, we all have that. No one can deny that I don't exist. tą savęs, savo būties jausmą
Kiekvienas turim. Ir mums niekas neįteiks, kad mūsų nėra. Mes jaučiam, kad esam. Right? We all have that feeling. Anybody who does not have the feeling of I within? Anyone here? Juk visi turim šitą jausmą, vidinį jausmą, kad aš esu. Gal yra kas nors, kas to jausmo neturi? We all have that. Juk visi jį turime, tiesa? Right? So where is that feeling? You can actually take 2 minutes, you close your eyes and think that where do I have this feeling of I inside? Obviously it is somewhere related within this form which I am carrying. So please close your eyes for 2 minutes and see where this I comes from. Taigi visi tą vidinį savos būties jausmą turim, tai dabar prašyčiau porą minučių ramiai pasėdėti, susikaupti, užsimerkti ir pasistengti suprasti, iš kur tas jausmas kyla, iš kur jis trykšta, kur mes tą savąją būtį jaučiam. Aišku, kad tas jausmas turi būti kažkur šitam kūne, kurį mes tampom su savim. Kur jis yra, tas jausmas, iš kur jis kyla. Taigi dabar porą minučių pabūsim ramiai. Pamąstykim apie tai. Okay. So you can ask you can tell where do you feel the I starting from here. Na, tai gal papasakokit, kur jūs radot save, pradedant nuo šitos pusės. The M. Pirmas atsakymas galvoje, toliau. Difficult. Mama. She's mother. Mother. That is mother is alright, but where is the feeling of I when you say I am mother? Where does this I exist? Tai kurioj vietoj tas jausmas, kad esu mama. Mother is single form. She shows somewhere here. Says, I'm what I see. You are what you see?
And then what you see keeps on changing, so you are also changing. Bet juk tai, ką matot, nuolat kinta. Tai reiškia, kad ir jūs kintat. Maybe, says, no. If you keep on changing, you will not remember what you saw before. Bet jeigu jūs keistumėtės visą laiką, kistumėt pats, jūs neprisimintumėt, ką tik tai matėte. Because what you saw yesterday is different than what you are seeing now. And if you are what you are seeing, then you are a different person now, and you cannot remember what you saw yesterday because you are different. When you see now, it's not the one you saw yesterday. Jeigu jūs iš tikrųjų būtumėt tai, ką matot, tai, ką jūs matėte vakar, skiriasi nuo to, ką matote dabar. Ir jeigu jūs iš tikrųjų būtumėt tik tai, ką matot, tai jūsų vakarykščio aš jau nebebūtų, būtų tik šiandienykštis ir jis niekaip negalėtų atsiminti to, kas buvo vakar. Because only one who experiences something can remember. I experience something, you cannot remember that. What you experience, I cannot remember that. I can only remember my own experience. Nes mes atsimename tik tai savo paties patirtį. Ką aš esu patyręs, jūs neatsiminsit, nes nepatyrėt. Aš negaliu atsiminti to, ką patyrėte jūs, nes nepatyriau. So maybe it's that which experiences what was happening yesterday and what is happening today. That's what I'm saying, because one who sees is always different from what is seen. Taip, aš ir noriu į tai atkreipdėmėsi, kad mes ir esame tas, kuris visą tai patiria. Nes akivaizdu, kad mes, kuris stebi, visada skiriasi nuo to, ką jis stebi, nuo to, kas stebima. Observer is always different than what is observed. Stebėtojas ir stebėjimo objektas visada skiriasi. Because one is the subject, another is the object. These two are always separate. Nes pirmasis yra subjektas, o antrasis objektas ir jie visada vienas nuo kito skiriasi. So you still think that you are what you see? Na tai ar jūs tebe galvojat, kad jūs nesiskiriat nuo to, ką matot? Well, no, he agrees that this is experience, not exactly. So that needs some modification. There is somebody who is having the experience. Taigi tai yra patirtis ir yra tas, kas tą patirtį patiria, taip sakant. Because experience is always related to someone who experiences it. Nes patirtis visada susijusi su tuo, kuris tą patirtį įgyja. Now the question is that who is experiencing? Taigi klausimas būtent toks, kasgi yra tas patiriantysis? That's the topic here. The topic of discussion is the mind. So we have to do a little bit of exercise. I can tell you philosophically, as you said, we are soul, but actually no one has an idea what soul is. It's just a word. You hear it, you say it, that has no meaning. The real thing is I should try to figure it out myself. Somebody tells me you are a soul, okay, I hear it, I go away. Then somebody asks me, who are you? I'm a soul. What does it mean? Taigi aš kaip tik apie tai į tai ir norėčiau atkreipdėmėsi, kad mes čia susirinkom pasistengti suprasti, kas mes esame, kas yra tas, kuris įgyja mūsų patirtis. Aišku, mes galim sakyti, kad tai yra siela, kaip čia jau buvo girdėta, bet iš tokio apibrėžimo irgi mažai naudos. Mūsų paskui kas nors paklaus, kas tu esi, mes atsakysim, aš esu siela, bet ar mes tai pajusim, ar mes tai suprasim, štai kur klausimas. Mes patys turime savo atsakyti į šitą klausimą, patys turime jį patirti, patys turime išjausti ar išgyventi. So
this is what I'm trying to, train your mind about it. Like this lady here, she said that she is a mother. Now I ask her a question, like was she mother when she was born or she became mother later on? Taigi aš ir norėčiau padėti jums suprast, padėti jūsų protui suprast šitos dalykus, kaip pavyzdžiui, galima paklausti šios moters, kuri sakė, kad aš esu mama, ar ji buvo mama jau nuo pat gimimo, ar mama tapo daug vėliau? So before she gave birth to a child, that means she did not exist before that. She was not a mother at that time. Jeigu jūs iš tikrųjų mama, tai prieš pagimdydama vaiką, jūs tuo metu dar mama nebuvo, tai reiškia, jūsų tuo metu nebuvo. Taip išeitų. Just think like this, then you are saying that your existence began only when you gave birth to your child. Before that you did not exist. Jeigu mes iš tikrųjų taip manytumėm, tai sektų išvada, kad mūsų būtis prasidėjo tik tai tada, kai gimė vaikas, o iki tol mūsų nebuvo. So you have to think deeper than that. This is what I was trying to say, that when you say I'm a mother, I'm a father, I'm a brother, I'm a wife, I'm a husband, and this is all you are talking about, thing which keeps on changing. Because one day I was not a father, one day I was not a mother. If I'm a father and my son dies, then I'm not a father. So I was not a father to begin with, then I became a father. Then again I lost my post as a father. So I'm obviously not that, because in all three states I continue to exist. I existed before I became a father, I exist when I become a father, and I also exist when I'm no father. So who is that I? Taigi, šitą ir reikėtų pasistengti suprast, giliau suprast, giliau negu mes įpratę manyti. Bet šitie tapatinimai savęs su motina ar su tėvu, su broliu, sūnum, draugu ir panašiai yra visi laikini. Jeigu mes sakom, kad aš esu tėvas, tai mes jų gimėme anksčiau negu tapom tėvu. Mes buvome, egzistavome anksčiau negu tapome tėvu. Ir paskui, tarkim, mūsų sūnus miršta, tai reiškia, mes jau nebe tėvas, bet mūsų gyvenimas, mūsų būtis tęsiasi. Tai kas yra tas, kuris patiria visas šitas būkles, kuris keliauja per visas šitas laikinas patirtis? So again I'm asking this question, that where do you feel the I? Maybe you can tell. Vėl klausiu, vėl grįžtam prie to paties klausimo, iš kur kyla tas savojo aš jausmas, gal jūs galite pasakyti? Energy, what type of energy? Electric energy, magnetic energy? Manau, kad esu energija. Kokia energija? Elektros energija, magnetinė energija. What kind of energy are you? Kokia energija? Nuclear energy? Gal branduolinė? Galit sprogti? So energy always exists in a medium. Energija visada egzistuoja kažkokioj terpėj. Right? Ar tiesa? And energy does not have an identity. Ir energija neturi tapatybės, neturi individualybės, sakykim taip turbūt. Isn't it? Energy is something impersonal. Ar tiesa? Energija tai kažkas tokio besmeniško. But you are not impersonal. Bet juk jūs nebesmenė, tiesa? So how is that your energy and you feel as a person? Tai kaip taip gali būti, kad jūs ir energija ir kartu jaučiatės, kad esate asmenybė? Energy can undergo changes because we have electricity, you can create heat from it. You can also cool things. If you are energy, then one day you will also fly into something else. But you don't think. You are always without any modification. Isn't it?
Bet to energija gali kisti. Pavyzdžiui, ji gali virsti šiluminė, elektros energija gali virsti šiluminė energija, gali virsti šalčio energija. Energija gali išgaruoti, gali kažko kitų pavirsti, bet juk jūs šitaip nesijaučiat. Jūs jaučiatės taip, kad jūs nekintat. Jūs neprapuolat, nevirstat kažkuo kitų, jūs visą laiką jaučiatės esantys savimi. Tiesa? Now you have to think deeply. Panašu, kad reikia dar giliau pagalvoti. This is the most deep thing. I is the deepest thing. You have to go beyond all this energy and body and Nes ir iš tikrųjų šitas klausimas, kas aš esu, yra pats giliausias klausimas. Jį reikia nugrimst labai giliai, giliau negu siekia kūnas, protas ir visa kita. So you have something to say? So you are almost changing it. Yeah? So you are not you think that you are not saying what you were yesterday. So if I borrow some money from you today and tomorrow you come to ask me, I say no, I didn't borrow it from you. What you are saying? What is that? Yeah, but that's not I. Because I is not changing. We all have a feeling inside that the same baby was small and the same one. If you have changed, you will not have the same feeling. That is number one. Number two is that one who observes. Hopeless. Translation. Turbūt daugelis supratot. Jūs pataisykit gerai, Simona, jeigu nusiklėdėsiu. Žodžiu, trumpai drūtai, kad jūs sakėt, kad tas jausmas, ar gal pati pasakykit? Mhm. Taip sakant taip, kad jeigu mes keičiamės kartu su tuo, su mūsų pokyčiais, keičiasi ir tas jausmas. Ir jeigu mes esam tas pasikeičiantis jausmas, tai reiškia mūsų vakarykštis aš ir mūsų šiandieninis aš jau visai kas kita. Ir pavyzdžiui, aš pasiskolinęs iš jūsų pinigų vakar, šiandien jau sakysiu, aš iš jūsų nieko neėmiau. Tai taip negali būti. Mes visą laiką jaučiam tą kontinuumą, tą testinumą, kad mes gal buvom kūdikis, paskui mes jau nebe kūdikis, ten suaugęs ar suaugusi, bet testinumas visą laiką yra. Ta tikroji mūsų tapatybė, jinai kita, jinai tik keliauja per tas patirtis. So, are you clear what I'm saying? Because the gentleman is saying something. He says that this I is perhaps coming to take birth in this body, travel through these experiences, to learn its lessons.
Because if you don't learn your lessons, then those experiences repeat themselves again and again. That's true. I agree with you, but we are not discussing that. First, we are discussing what this I is. That is the second thing. Once you understand what I is, then we will talk about the birth and experiences. What you are saying is not wrong, but it's a little off the topic. Jūs tiesą sakot, aš su jumis sutinku, bet mes šnekam šiek tiek apie ką kitą. Pirmiausia, mes mėginam išsiaiškinti, kas mes esam. Ir jau paskui, kai išsiaiškinsim šitą, tada mėginsim suprasti, kodėl mes čia gimstam, kodėl mes čia ateinam, kodėl mes keliaujam per tas patirtis. Jūsų atsakymas nėra klaidingas, bet jisai ne visai į tą klausimą atsako. So the question is that what is the I? Because that's our topic. Who am I? You cannot deviate into other things. Otherwise you'll forget the original topic. So anybody else who wants to tell me what they feel about this I? Because see, we are changing all the time. Taigi mes vėl grįžtam prie to paties klausimo. Kas aš esu? Mes šitą klausimą būtent susirinkom aptarti ir turėtumėm nuo jo nenuklysti. Gal kas nors dar pasakys, kas mes esam. I would like to borrow 1,000 euros from her today. Nes kol mes šnekam, tapatinam save su ta kaita, tai nieko gero mums neišeina. Jis sako, norėčiau pasiskolinti iš jūsų šiandien 1,000 eurų. Ir nebereikės jų grąžinti rytoj, nes rytoj jūs jau būsit kita. That lady is saying something. Ką jūs sakėt? Maybe I'm love. Love? Wow. Then you should be very happy. Tada turėtumėt būti labai laiminga. If I'm love, why so many people are so miserable? Jeigu aš esu meilė, kodėl tiek žmonių kenčia, kankinasi? Because love is bliss. Nes meilė yra palaima. You see that most people are not blissful. Tačiau matom, kad dauguma žmonių nesimaudo tokioj palaimai. Most of the time they are not. Sometimes maybe. Bent jau didžiausią laiko dalį jie toj palaimoj nesimaudo. Kartais galbūt. Love is something which we feel, we experience, so we cannot be the same thing as experiencer and experience. Ir meilė yra tai, ką mes patiriame. Tačiau tai reiškia, kad mes neturėtume būti pati meilė, nes mes kartais ją patiriam, kartais nepatiriam. Love is a sentiment, like you get angry. So you don't say I'm angry, you say I'm angry. You don't say I'm love, you say I have love. I love somebody means I have love for that person. That's love. I am I, and then I have the love, loving exchange or loving feeling towards somebody. Kai mes, pavyzdžiui, supykstam, mes juk nesakome, meilė yra jausmas tam tikras, emocija. Ir kai mes supykstam, mes juk nesakom, pavyzdžiui, aš pyktis, mes sakom, aš pykstu. Lygiai taip mes ir nesakom, aš meilė, mes sakom, aš myliu. Mes tą jausmą patiriam ir užmesgam atitinkamus santykius. Tas jausmas diktuoja mums tam tikrus santykius su kitais. Mes jį patiriam. Anybody else who wants to say something about I? Gal dar kas nors, ką nors norėtų pasakyti šio klausimu? But you're all I, and you must say something. Nes kiekvienas iš jūsų juk esate aš. Tai turėtumėt kažką pasakyti apie save. Nobody is non-I here. Čia nėra nei vieno ne aš. Is there anybody who is non-I here? Ar čia yra tokių ne aš? So you are all I. You're always using this word I all the time. From right our childhood till the end, you must know a little bit about it. Taigi čia visi susirinkom aš. Kiekvienas šitą žodį vartojam per visą gyvenimą. Nuo pat gimimo sakom aš, visą gyvenimą iki pat mirties. Visi esame aš. Taigi turėtumėm kažką žinoti apie tą savąjį aš.
because we don't move in our life without I. And we always think that I am the center of the universe. Everybody thinks like this, that actually the whole universe is going around me, I am the center. Juk be šito savojo aš mes net žingsnio nežengiam. Kiekvienas manom, kad esam visatos bamba, visatos centras, kad visas gyvenimas, visa visata sukasi apie mus, kad mes esam svarbiausias dalykas gyvenime. And if you have seen that if there is a wheel which is moving, the most central point is that which does not move. Everything else moves. So I actually does not change. Everything else changes around me and I remains unchanged. Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį į ratą. Visos rato dalys sukasi. Išskyrus centrinę. Centrinė dalis visiškai nejuda. Taip ir mes jaučiamės gyvenime. Aplink mūsų viskas sukasi, juda. Bet mes jaučiamės visiškai pastovus tie patys. Visą laiką tas pats aš. Tik išgyvenamas. Ne, jis yra daug platesnis ir daug gilesnis ir jis neturi kalbinės išraiškos. Tai manyčiau, kad apibūdinti aš tai, jeigu žvelgiant visatos prasme, tai trumpalaikis gyvybės įpirštis su tam tikromis. Aš nutvarčiau. Essentially, she says that it's very difficult to define precisely, determine, just like, say, living through an experience or an emotion is not the emotion itself, it's an experience. And this experience has to be experienced. It's very difficult to define it in words. It's not a verbal experience. And all in all, she says that probably we are just a spark of life in that whole cosmic creation, which appears temporarily or short time. This is very right. Actually, you are very right, because this I is something you cannot define. Jūs labai teisi, nes iš tikrųjų tą savąjį aš apibūdinti, apibrėžti neįmanoma. That's why we call it subject. Subject means that this is subjective. This is my inner feeling. I can feel it, but I can't say what it is. Todėl mes ir vadiname jį subjektu. Subjektas reiškia subjektyvus. Tai reiškia, kad aš galiu tai pajaust, aš jaučiu tai, bet apibrėžti, apibūdinti man neišeina. Because whenever you want to define this I, you always define I in terms of non-I. Nes visada, kai mėgina tą savąjį aš apibrėžti, visada tenka griebtis kažkokių papildomų kategorijų. Neiginio, ne aš. Arba tu miegi, arba tu esi nepergyventas tokiai būsenai, bet vidinai protas ir aš, tai yra du atskiri dalykai. Nes savastis ir ta turbūt 17 gramų žmogui išėjus, tai turbūt ir yra aš. Nes tai bent jau.
That's what non-I means. Non-I means which is not I. Because whenever we define ourselves, like this gentleman said, I'm a human being. Or somebody said, I'm mother. This is all definition of I with something which I am not actually. It's only my external dress. It's like saying that somebody asks me who am I and I say I am this shirt. I am this cloth. That's what it really means because I am not. I can change this. We have been changing this dress. I'm a human being today. Tomorrow I can be born as a dog. Or I can become a tree. Or I can become something else. So that is not me. That is only something external which I have acquired temporarily and I'm going to change it. Just like having a Toyota car and then getting a Ford car and thinking I'm Japanese or I'm American. That's why I gave that example. Taip, tai reiškia praktiškai, kad mes vienintelis, su kuo mes galim save tapatinti, tai yra ne aš. Ir tie ne aš gali būti labai įvairūs. Tai vyras, tai moteris, tai žmogus, tai ten mama, tai tėvas, tai dar kas. Ir čia tas pats kaip tapatinti save su marškiniais, pavyzdžiui. Mes juk galim tos marškinius persivilkti. Taip pat mes galim persivilkti ir kūną. Šiandien aš žmogus, kitą gyvenimą galiu gimti šunim. Ir tapatinti save su kūnu, tai lygiai tas pats kaip tas pamišėlis, apie kurį šnekėjom, kuris tapatina save su japonu arba amerikiečiu pakeitęs mašiną. In the Bible, there is an incident where Moses asked God who is he. Biblijoje aprašomas atsitikimas, kai Mozė paklausė Dievo, kas jis yra. And what did God say? O ką Dievas atsakė? Nobody knows what was the reply God gave to him. Ar žinot, ką jam atsakė Dievas? He said, I am what I am. Jis atsakė, aš esu, kas esu ir tiek. Because as soon as he says, I am this, then he is referring to something which is not. Nes kai tik sakai, aš esu kažkas, tai iškart įvardini kažką, kas tu nesi. So I is only I and nothing else. Aš esu tik aš ir daugiau nieko. So in that sense, it is difficult to define it, and yet my job is to define it. Ir šia prasme labai sunku jį įvardinti, tačiau vis dėlto mums reikia kažkaip save įvardinti. So I'm going to define it. Ir aš dabar ruošiuosi įvardinti. I'm going to try the impossible. Pamėginsiu padaryti tai, kas neįmanoma. I don't understand what is your question. My question is, why do you say that there is such a contradiction in identifying yourself as in a certain role? Why is it wrong saying I am a mother? Because some people understand their destiny and who they are Because my only question, after they get it. what do they understand from that? How do they understand from that word? Well, why? It's the individual. I think it's individual. Not individual. I'm asking who am I? This is the question, that is the topic. So who is that I? I is not mother. Mother is this body. And body will change and you still exist. That's what I'm saying. Maybe this is what brings them an answer. What answer? Where are we going? What is their role? What is the goal? It's individual. That's what the question was, who is that individual? We are only talking that they may realize it. I'm asking who is that I? What is the contradiction? Everybody has certain role to play and that person already said that
maybe we undergo through so many experiences so that until we are going to learn from it, we have to go through it again and again. But my point is not trying to know it, I am trying to say, first of all, what is it? I think maybe we are not getting the topic itself. The topic is who am I? Next thing is how can I realize it? That is second point. And I'm not going to the second point first unless I know what is first. Well, I think we jumped into a conclusion that you cannot find what it is. Yeah. And then I said that still I'm going to find out how to know it. So we are eager to get that. That's exactly I came to this point. This whole talk was first to come to this idea that I is not what you think. Because first people have misconceptions about I. And if I have to understand what I is, I have to remove that misconception. Because if I don't remove misconception, you are not going to understand what is real I. So the whole exercise and whole talk I'm doing here first is to remove that misconception. Because everybody has some idea of I, it's not that we don't have. And I asked, everybody said something. And those who did not say, they also had something to say. So we all free. Obviously, if you go to a party and somebody asks you, who are you? You're not going to say, I don't know. You're going to answer. So everybody will answer. Whenever we meet, we introduce ourselves. And so here when we came, understand the ritual, there must have been introduction. So everybody introduces oneself. So everybody has some concept of this. And I'm saying that this oneself is actually beyond all these concepts. That's what I'm trying to get at. Aš tai sakyčiau, kad čia nebuvo kažkokių esminių naujienų. Tiesiog dar kartą buvo pakartota tai viena ar kita forma, ką jau kaip ir aptariam. Tik, tiesiog ta pati pamoka. Manau, kad neverta gaišt laiko. Ar kaip jums atrodo? Labai laukiam atsakymą. Let's go. So, we sleep at night. Everybody sleeps, right? Anybody here who does not sleep? Naktį visi miegam. Ar gal čia yra tokių, kurie naktimis nemiega arba apskritai nemiega? When we sleep, we dream. Kai miegam, sapnuojam. Sapna. That is Sanskrit. Sapna means dream. Sanskrito kalba sapna irgi reiškia sapnas. So, when we dream, we are not aware of our body. Kai sapnuojam, kūno nebesuvokiam, nebejaučiam. Right? Tiesa? If you are aware of your body, you cannot sleep. Nes jeigu kūną suvokia, tai jau nebepamiegosit, nebepasapnuosit. We are not aware where we are sleeping. Mes net nesuvokiam, kur mes miegam. We are not aware of our house, about our possessions. We actually forget everything and then only we fall asleep. Mes net nebesuvokiam, kur esam, nesuvokiam savo namų ar savo nuosavybės. Mes užmiegam tik tai tada, kai visi tie suvokimo procesai nutrūksta. And more you forget, better sleep you have. Ir kuo geriau užmirštat visas tas sampratas, tuo giliau įmingat. So when we are dreaming, we are not aware of our physical body, and yet we are there. Taigi, kai sapnuojam savo fizinio kūno, mes nebejaučiam. Tačiau mes kaip ir savo vietos nepakeičiam. You cannot say that you don't exist when you dream. Juk negalim sakyti, pavyzdžiui, kad kai sapnuojam, mes jau nebeegzistuojam. And yet when you dream, you are completely oblivious of your physical body. You don't even know where the body is lying actually. Tačiau kai sapnuojat, juk visiškai užmiršot viską apie savo kūną ir net nenutokėt, kur jis yra, kaip jis guli. So that means you are different from the body. Praktiškai šnekant, tai reiškia, kad jūs nesate kūnas. When you are awake, you may think you are mother, but in your dream, you may not think like that. You can have dreams. You may be a male in dream, although you may be a female otherwise. It's possible.
Pavyzdžiui, šiaip jūs galite laikyti save motina, bet kai užmiegat, jūs tai pamirštat. Net gali būti, kad jūs susapnuosit save visai kitų vaidmenių. Pavyzdžiui, gyvenime jūs moteris, o sapnuosit, kad esat vyras ir atvirkščiai. So this certainly proves that I am not the physical body, although I identify it. Identification is one thing and being one is another thing. Taigi šis įrodymas paneigia tą, reiškia, prielaidą, kad mes esame fizinis kūnas. Kad mes save su juo tapatiname, tai akivaizdu, bet tapatinti ir būti nėra tas pats. So when we are dreaming, the dreams happen in the mind. Kai sapnuojam, visi tie sapnai yra proto kūriniai, ta prasme, protinis reiškinys, mentalinis. It's basically the past experiences which are thrown into the screen of the mind, and there is somebody who is observing them. Dažniausiai tai būna kažkokios praeities nuotrupos išraiškos, kurios tiesiog išplaukia į sąmonės ekraną. Ir kažkas visas tas nuotrupas stebi. So you are watching the dreams, you are not aware of the body, and the dreams are happening in the mind, and always remember this principle that the observer is different from what he or she observes. Taigi miego metu mes visiškai pamirštam kūną ir stebim tik tai, ką mums rodo protas. Ir visada skiriamės nuo to, ką mes stebim. Prisiminkit šitą principą, mes visada skiriamės nuo to, ką matome. Because we are observing the dreams which are in the mind, we are observing the mind, and we are not the mind also. Ir taip pat kaip tai, ką mes stebime aplinkui, nesame mes, taip pat, kai mes stebime tos proto kūrinius, tos proto reiškinius sapnų miego metu, lygiai taip pat mes nesame tas protas, nesame tie proto reiškiniai. We also experience a state which is called dreamless state. Be kita ko, mes patiriame ir tą vadinamąjį gilų miegą, be sapnų. In the dreamless state there are no dreams, which means that you are not aware not only of your physical body, but also of your mind. Ir ta būklė be sapnų, tai reiškia, kad mes liaujame suvokti ne tik savo fizinį kūną, bet netgi ir savo protą. But even in the dreamless state, you exist. Tačiau mūsų būtis nesiliauja netgi tada, kai nieko nesapnuojam. And you are not the mind, you are not the physical body, and still you are existing. So that which exists in the dreamless state and who experiences the dreamless state, that is the I. Taigi, ta fizinė būklė užsimiršta, proto veikla užsimiršta, tačiau mūsų būtis tęsiasi. Ir tas, kuris patiria tą, reiškia, gilų miegą be sapnų, ir esame mes. So these three states which we experience every day, that is the wakeful state, that is now, we are awake. And then there is a state of dream, and there is a dreamless state. But there is an experiencer of all these three states. That experience is the I. That is what I am actually. Šitos trys būklės, kurias mes praktiškai patiriame kiekvieną dieną, galima sakyti, tai yra budrumas, paskui miegas su sapnais ir tas gilus miegas be sapnų. Per visas šitas tris būklės, jas visas patiria vienas ir tas pats asmuo. Tas asmuo ir esame mes. Because one who experiences has to be unchanged. Tas, kas patiria, turi nesikeist. Because if the person who experiences also changes, then there cannot be any experience.
Nes jeigu tas, kuris patiria, keičiasi pats, tai patirties būti negali. To experience any change, the experiencer has to be unchanged. Tam, kad patirtume kokį nors pokytį, patys turime nekisti. If the experiencer also changes, then there is no question of him or her or it, whatever you want to call, having the experience. Jeigu patiriantysis keičiasi kartu su patirtimi, tai apie patirtį, apie tai, kad mes kažką patiriame, kad ir kaip tą mes vadinsime, jis, ji ar tai, negali būti nei kalbos, kad tas mes kažką patirtume. It's like we have this highway here. So if you stand there, say for few hours, then you can tell how many cars or how many vehicles have passed. But if you also sit in one car and go away, then you cannot tell how many vehicles passed. Okay? So to see the change, the vehicle passing is like a change, you have to remain unchanged yourself. If you also become part of the change, you cannot tell what is the change. Pavyzdžiui, jeigu jūs liksit stovėti, sakykime, šitoj mašinų stovėjimo aikšteliai, kelias valandas stovėsit, paskui galėsit pasakyti, kiek per tą laiką mašinų atvažiavo, išvažiavo. Tam būtinai reikia, kad jūsų padėtis nekistų. Jeigu jūs sėsit į kažkurią iš tų mašinų ir išvažiuosit, jūs nebegalėsit pasakyti, kiek per kelias valandas atvažiavo, išvažiavo mašinų. Jūsų padėtis, tam, kad galėtumėt stebėti pokytį, jūsų padėtis turi būti nekintama. You should move inside, I think. Yes. Gal reiktų keliauti į vidų? Visus kviesime tada į biblioteką, nes jo paskui nereikia. Turbūt nereiks. O, vat. States which we experience every day, and the point which is to be understood is that these three states which we experience, there is an experience of these three states, and the experiencer is always unchanged, and that experiencer is what we are, what I am. Kai kalbėjom apie tai, kad kasdieną patiriame tas tris būkles – budrumo, miego su sapnais ir gilaus įmygio. Ir tas, kuris tas patirtis registruoja, patiria ir esame mes patys. Ir kad galėtume jas patirti, kad galėtume tos pokyčius stebėti, mes patys turime būti nekintami. So I experience the wakeful state, I experience the dream state, I also experience the dreamless state. That I is the constant thing in all these three, and these three states are obviously different, and that's not me. Aš patiriu ir budrumo būklę, ir sapnų, ir kieto įmygio būklę. Jos skiriasi viena nuo kitos ir aš skiriuosi nuo jų, bet aš nesikeičiu per jas visas. Ir tas aš ir yra tikroji asmenybė.
But at present, we are not aware of our I. Tačiau dabar to savojo aš mes nesuvokiame. We are superimposing this I onto something which is not I. Mes tarsi ekstrapoliuojame tą savąjį aš į tuos objektus, kurie iš tikrųjų nesame mes. This I has the characteristic of consciousness or awareness. Tas aš turi sąmoningumo arba dėmesingumo savybę. But this awareness is something like a torchlight. Tas sąmoningumas arba dėmesys panašus į prožektoriaus spindulį. When you have torchlight in the dark and you turn it on, the light is thrown onto objects other than the torchlight itself. Kai tamsoje įžiebėte prožektorių, jo spindulys krinta į vieną ar kitą daiktą, kuris nėra pats žibintas, pats prožektorius. That means the torchlight actually illuminates or reveals the objects, but not itself. Tai reiškia, kad prožektorius apšviečia vieną ar kitą objektą, bet jis neapšviečia paties savęs. So that's what is happening at present, that the I is like the torchlight which has the consciousness, and that is making this body conscious, which is matter otherwise. Taip ir su mumis. Mes esame ta sąmonė, kuri tarsi prožektoriaus spindulys apšviečia tai, ką regime prieš akis, ir ta pati sąmonė įdvasina, suteikia gyvybės šiam materialiam kūnui. And it is not aware of its own self. Tačiau ta sąmonė nesuvokia pati savęs. But it can also turn its awareness to itself. Nors ir gali tai padaryti. Ji gali nukreipti tą savo dėmesingumo, sąmoningumo spindulį pati į save. But at present, the I or our inner self or our being is being aware of things only externally. Tačiau dabar taip nevyksta. Ta mūsų sąmonė, tas mūsų vidinis aš suvokia tik tai išorinio pasaulio objektus. And it is doing two things. One is that it is being aware of objects which are separate from itself, and then it is also identifying with some of them. Ir tuo metu vyksta du procesai. Vienas tai, kad reiškia sąmonė suvokia tuos išorinio pasaulio objektus, ir antra, tapatina save su tais objektais. And identifying means that it starts thinking that this is what I am. O tapatina tai reiškia, kad pradeda laikyti save tais objektais, kuriuos regi. So I is not the body, but I is the one which illuminates the body, which makes the body function, and then it starts identifying with it, thinking that I am the body. Taigi tas aš nėra kūnas. Tas aš yra tas sąmonės spindulys, kuris apšviečia kūną ir sudvasina jį, įdvasina, įkvepia jam gyvybės. Ir paskui pradeda save su tuo kūnu tapatinti. But I cannot be the body, and it is our own experience. As I said, when we dream, we are not aware of it. Still we have our I. So it is definitely separate from the body. So when we are dreaming, then what is happening, that it stops identifying with the physical body and it is identifying with the mind now. Tačiau tas aš tikrai nėra kūnas. Mes jau apie tai šnekėjom, tas pavyzdys, kad mes sapnuodami visiškai pamirštame savo materialų kūną, tačiau mūsų būtis tęsiasi, tas pavyzdys iliustruoja, parodo, kad mes nesame tas kūnas. Mes sapno metu mes tapatiname save nebe su kūnu, o tapatiname save su proto veikla. And then when it goes into the deep sleep, it is not identifying with the body or the mind, it is just being with itself. Ir taip pat jau kalbėjom apie tai, kad nugrimzdus į gilų miegą, sąmonė nebetapatina savęs ne tik su kūnu, bet ir su protu. Tada jinai lieka pati savimi. So to realize our I as separate from mind and body complex, that is called self-realization.
Ir tas būdas, tas, reiškia, procesas, kai mes pažįstame patys save, nebe kaip kūną ir nebe kaip protą, o kaip sąmonę, ir vadinamas savęs pažinimu. So at present, in the state of deep sleep, it is a type of self-realization, but we are not aware of it. And the difference between deep sleep and the state of self-realization is that in the state of self-realization, one becomes aware of oneself. That even when he is identifying, he knows that this is body and I am actually now identifying with it, but I am separate from it. And when one is not aware of that, one goes into the state of deep sleep, one remains ignorance of one's own self, and out of ignorance identifies, and ignorance continues. Ta būklė, kurią mes patiriame gilaus įmygio metu, yra tam tikras, savęs pažinimo, tam tikras prošvaistė, tam tikra prošvaistė. Bet jinai nesąmoninga, jinai irgi susijusi su neišmanimu. Už tai mums iš jos mažai naudos. Bet įmanoma ta savęs pažinimo, reiškia, ta savęs pažinimo būklė, ją galima išsiugdyti sąmoningai. Tada mes sąmoningai visą laiką suvokiame, kas esame. Ir netgi stebėdami ir kūną, ir protą, mes galime matyti, kad mes tos objektus stebime, bet mes jau su jais savęs nebetapatys. So theoretically we can understand our I being separate from mind, body and everything else. And the next step is how can I actually become aware of my own self? Taigi mes pradžioje teoriškai suprantam, teoriškai mes jau kaip ir išsiaiškinam, kad nesame kūnas, nesame protas ir visa kita. Ir dabar reikėtų praktiškai suprasti, kaip vis dėlto suvokti patį save. So that is the role of yoga or meditation or bhakti, devotion. How now I try to become aware of my own existence as separate from all this. That's where spirituality comes into picture. Čia kaip tik reikalingas tas dvasingumas, tie dvasinio tobulėjimo metodai, joga, meditacija ar bhakti, atsidavimo joga, kuri padeda mums suprasti tą savo tikrąją prigimtį. Tam reikalinga dvasinė praktika. So then one may ask a question that why I have to do that? What is the benefit? Gali kilti klausimas, o kam viso to reikia, kokia nauda iš viso šito. And one may say, why shall I do that? I am happy like this. Even if I identify with the body, what's the problem? Kažkas gali pasakyti, o kuriem galam man viso to reikia. Na, tegu aš tapatinu save su kūnu, didelio čia daikto man ir taip gerai. So what is the problem with identification? Taigi, kokia problema mums, kokia bėda mums kelia tas neteisingas savęs tapatinimas? Yes, then all these problems come. Fear, very good answer. Suffering. All the suffering comes because of identification. Taip, labai geras atsakymas. Nuo to savęs susitapatinimo prasideda visos bėdos. Baimė, visos kančios. Because this I is happy and peaceful without anything. Nes iš tikrųjų tas aš yra ramus ir laimingas visiškai pats savaime, nuo nieko nepriklausomai. That's why when somebody is in the deep sleep, there is no pain in the deep sleep. Todėl, kai žmogus, pavyzdžiui, nugrimsta į tą gilų miegą, jis nebejaučia jokio skausmo. You don't hear people saying that I had a very deep sleep, it was quite miserable. Neišgirsit, kas nors pasakytų, žinai, aš taip giliai buvau įmygęs, taip tokia kančia. You say that it is our experience. You say that I had a deep sleep, it was so pleasurable. Atvirkščiai mes girdim, kad žmonės sako, žinai, taip gerai buvau įmygęs, taip gerai pailsėjau, buvo taip gera. But when we are awake,
then we are trying to look the same happiness through external objects. Tačiau kai pabundam, mes tos laimės, tos vidinės laimės, pradedam siekti per išorinius objektus. I is naturally happy, but then that I identifies with the body or with the mind, then we seek happiness through mind and body, and it never works. Tas aš yra natūraliai laimingas, tačiau kai mes tapatiname save su kūnu ar su protu, mes pradedame tos vidinės natūralios laimės siekti per tuos objektus, su kuriais tapatinamės. Ir niekada nepavyksta, niekada nepasiseka. And it will never work because I is conscious, spiritual, eternal, unchanging, and mind-body complex is inert, material, miserable, and always undergoing change. And these two things cannot match. Ir niekada ir nepavyks, nes tas aš, ta vidinė sąmonė yra amžina, palaiminga, nekintanti ir gyva. O protas ir kūnas, visas šitas proto ir kūno kompleksas yra laikina, kankinanti materijos būklė, kuri nuolat kinta. Todėl jie negali vienas su kitu, jie niekaip vienas su kitu nesiderina. So I is naturally happy. When it identifies with the body, then we want to make the body happy. I is naturally unchanging. I does not become old. It is the oldest. It was never created, it will never die. Then we want to make the body like that. That's why we have this feeling that I want to live. I want to keep this body young, youthful. And that's why so many companies are making a lot of money. Wrinkle-free cream. Tas mūsų aš yra amžinas, jis niekada negimė ir niekada nemirs. Tačiau kai mes tapatiname save su kūnu, mes norim tą jausmą perkelti kūną. Mes norim, kad tas kūnas gyventų amžinai, niekada nekistų, niekada nesentų. Ir kiti iš to pelnosi, pavyzdžiui, firmos, kurios gamina tos kremus nuo raukšlių, jos išnaudoja šį mūsų polinkį. So no matter how much wrinkle-free cream you apply, or you take Botox injections, you cannot avoid, because body is made of matter, and this is the nature of matter, that it keeps on changing all the time. It will change. No one can stop it. No scientist can stop it. Tačiau, kad ir kiek jūs naudotumėte to kremo nuo raukšlių, ar ten darytumėte tas injekcijas nuo raukšlių, niekas nepadės, nes kūnas visą laiką keičiasi, materija visą laiką keičiasi. Ir niekas šito proceso negali sustabdyti. So you can delay it for some time, but you cannot avoid it. Gal jūs galite šiek tiek sulėtinti, atidėti kuriam laikui, bet tik nesustabdyti. So we want to make the body immortal, because we are immortal. Mes norim, kad kūnas būtų nemirtingas, nes patys esame nemirtingi. But it is not possible to make the body immortal. What is possible is to realize yourself, and then you know that I am immortal. Tačiau kūno padaryti nemirtingų neįmanoma. Ką mes galim padaryti, tai suvokti, kas mes patys esame, tada suvoksime, kad esame nemirtingi. So we are trying for something which is impossible and not trying that which is possible. Taigi dabar mes mėginam padaryti tai, kas neįmanoma, o to, kas mūsų galioj, net nemėginam pasiekti. This is the paradox of human life. Toks žmogaus gyvenimo paradoksas. And it is because of this all the human knowledge is useless, because it does not bring me to the goal of actually being immortal, happy and blissful. Taigi būtent dėl to visos kitos žinios yra beprasmės, nes jos nepadeda man suprasti, kad aš esu amžinas, palaimingas ir palaimingas. Everybody wants to be happy, and no one has to be told about this. No one tells this and that you should be happy. This is because I am inside happy, but when I identify with the body and the mind, then I look for that happiness here naturally. And then we make all kinds of
technology to become happy. But it's not going to work. And that's why I said in the very beginning that all this knowledge is zero, and without that one, it has no meaning. Viduje mes esame laimingi, tačiau mums niekas nepaaiškina, kaip tą laimę rasti. Už tai mes mėginam kurti įvairiausias technologijas, grėbėmės įvairiausių priemonių, bet tą laimę susikurtumėm ar atrastumėm išorinėme pasaulyje, bet tai niekada neatsitiks, niekada nepavyks. Ir būtent todėl nuo pat pradžių sakiau, kad visos tos žinios yra nulinės vertės. And because I do not know I myself, then I have problems in my family relations, in the society, in my job. We have problems everywhere because I'm ignorant of my own self. It's exactly the same situation that you are in your car, you want to go, destination is happiness, but you don't know where you are. Taigi, kol nežinai, kas pats esi, visi santykiai, visi bandymai tos santykius kažkaip užmegzti, palaikyti, puoselėti, jie visi beprasmiai, jų visų vertė nulinė, tų visų pastangų. Lygiai taip pat kaip su ta mašina. Kol nežinai, kur esi, negali suprasti, kaip važiuoti ten, kur tu nori patekti. So I will start with this. I hope I gave some idea of who am I. And as I said, that this is something which has to be experienced by us. It's not something which can be defined, it's a matter of experience, but some guidance can be given towards that. So the most important goal of life, therefore, is to realize this, who am I. Tikiuosi, kad gal šiek tiek padėjau jums suprasti, kas mes esam. Kaip sakiau, apibrėžti šitą mes negalime, šitą galim patirti, bet šiek tiek galim vienas kitam padėti šitą patyrimo kelyje. This human life is given only to understand this question, who am I? Otherwise there is no meaning to human life. Žmogaus gyvenimas mums ir duotas tik tai tam, kad suvoktumėm patys save. Kitaip jisai beprasmis. Otherwise we as human beings die just like other animals are living and dying. No better than that. Kitaip mūsų gyvenimas nieko nesiskirs nuo gyvūnų. Jie lygiai taip pat kaip ir mes, gimsta ir miršta. Rather we create disturbance to the nature, to the society and to the environment. Ir faktiškai mes tik tai keliam, jaukiam čia viską šiame pasaulyje. Sujaukiam savo gyvenimą, sujaukiam visuomenės gyvenimą, sujaukiam visą aplinką, gamtą. So if we want actual happiness, peace and love in our life, then we have to realize this. Tačiau jeigu norime iš tikrųjų ramybės, laimės ir meilės patirti, ramybę, laimę, meilę savo gyvenime, tai turime pradėti nuo savęs pažinimo. So I'll stop with this. Thank you. If you have any questions, you can ask. Taigi čia ir baigsim. Labai jums ačiū. Jeigu turite kokių nors klausimų, prašom, galite užduoti. Aš apie sapnus noriu. Šioms tas dreams. Dreams? What do you want to Aš manau, kad sapnai yra pasąmonės, nesąmonės padarinys, o pasąmonės padarinys. She thought that dreams are a function not of consciousness, but of subconscious mind, literally. Yeah, but that is also conscious. Subconscious is also unconsciousness. Without consciousness, it cannot work. Pasąmonė irgi yra sąmonės darinys, sąmonės funkcija. Be sąmonės, kaip tokios pasąmonė neegzistuoja. Mind is through which you have the dream, but there is somebody who is observing the dream, that is consciousness. There is somebody who has to see the dream, isn't it? It's not the dream is happening, like TV is running, somebody is watching it. If you don't watch, it has no meaning.
pasąmonė, protas gimdo kuria tos vaizdinius, bet kažkas turi juos stebėti, juos stebi sąmonė. Jeigu sąmonės nėra, tai nieks nevyksta, kaip televizorius. Jeigu niekas nežiūri, tai nieks jo nejungia. Jis įjungia. Tai aš apie stebėtojo poziciją ir norėjau išsiaiškinti struktūroje visoje. How exactly does meditation help you realize the I? How exactly it helps to turn your awareness towards you instead of now your awareness is going out. You're aware of things around you. So that awareness is turned within. That's the purpose of meditation. Klausimas buvo, kaip būtent meditacija padeda pažinti save, ir atsakymas toks, kad meditacija tai yra būdas atkreipti tą sąmonės spindulį į save patį. Dabar jisai išblaškytas, nukreiptas į išorę, o medituodami mes pradedam žiūrėti į vidų. All right. Thank you. Ar įdomu? Taip. Kaip čia pasakyti?